Labas, taigi pagaliau Segway AT10 modeliai pas mus Mototop moto centre ir prieinami klientams. Tai nori sausos informacijos ar nori taip bile ko apžvalgos? Bile ko apžvalgos. Ok, tai pradėsime nuo paprasto, nuo standartinio AT10, kuris kainuoja 11 000, 10 990. Ką jisai turi? Turi 1000 variklį. Variklis yra paralelinis, tai yra tokio tipo, kad vienas cilindras šalia kito. Labai panaši koncepcija į Polaris. Įdomus sprendimas, Segwayaus įdomus. Variklis yra daugiau pastumtas į galą, tai svorio centras važiuoja biškį atgal. Kas įdomu, kad kuro bakas yra čia priekyje, tai reiškia, jeigu tu važiuoji su pilnu baku, tai svoris biškį daugiau bus link priekio. Jeigu pustuštis, tada realiai galiniais ratais visada. Segwayaus įdomus sprendimas yra galiniai pakaba. Dvi A formos galiniai šakys. Vėlgi panašu į Polario sprendimus techninius. Amortizacija. Amortizatoriai pas šitą modelį standartiniai yra paprasti tepalinė. Vietiniai ratlankiai, R14 paprasti. Elektrinis drosinis. Throttle by wire. Galinis reduktorius. Blokiruojasi, diffų tipo. Priekis irgi 4 VD, 2 VD arba blokiruoti. Kaip nori, taip važiuoji. Mygtukai. Visai tokie gal ir nieko. Ką būčiau daręs vietoj Segwayaus kitaip, nebūčiau dėjęs šitos skydelių. Bet čia dėl skonio nesiginčys. Man tas skydelis kažkur. Tas sprendimas rakto čia priekį. Galėtų būti kažkaip kitaip. Norėčiau, kad šitas stabdis būtų iš turpus. Tikrai. Kažkaip. Patogiau. Pripratęs kažkaip čia stabdyti, čia gazą duoti šitą. Patogiau, čia tik tai stabdyti. Kas dar? Segwayaus naudoja perjungimo sistemą per troselį, kiti gamintojai daugiau naudoja per traukes. Kas iš to išplaukia, tai yra standesnis biškį bėgių perjungimas. Bet šiaip jungiasi viskas gerai, tokių kažkokių pastebėjimų nėra. Galios režimai išjungi, tai keičiasi nuo variklio gale. Pas standartinį modelį žibintai yra paprasti, tie gale, prieki taip pat paprastus lemputės su lediniais akcentais, priekinis bamperis, komplekte Nova Vinch gervė. Tai apie standartinį modelį tiek trumpai. Štai visų laukiamas, iš tikrųjų visų laukiamas ir daug klausimų gauname iš klientų, didelį susidomėjimą sulaukęs šitas limited modelis. Kuo jisai skiriasi? Skiriasi jisai važiuoklė. Jinai yra kur kas platesnė negu standartinio modelio. Ką duoda plati važiuoklė? Manau, kas važiuoja Polariu S modeliu, supranta, kas yra plati važiuoklė. Iš šio modelio komplektuojasi dujiniai amortizatoriai su pilnais reguliavimais, ratlankiai bedlock tipo, priekį ir gale pilnai LED žibintai. Šis platus modelis turi sparnų platinimus, fenderiais, limited modelio, prošvais tai yra didesnį. Keleivių vietos yra neblogai. Minkšta sodinė, iš tikrųjų minkšta sodinė, atlošiukai smagu, sportiškai vietos yra. Čia ir smulkesnis, ir stambesnis toks žmogus tikrai. Lemiamas dalykas turbūt pasirinkti modelį yra kaina. Taip, šito modelio kaina yra 10 990, šito modelio kaina yra 12 190 eurų. Skirtumas yra 1200 eurų. Ar verta rinktis wide modelį, ar pasilikti prie standartinio, dėl 1200 eurų spręsti yra jums. Šis gamintojas matosi, kad tikrai pažengė stipriai į priekį. Nustebino tikrai šitas AT10 modelis. Tikrai galima pagirti kompaniją. Už tai, ką rinkčiausi aš rinkčiausi aišku šitą modelį. Kodėl? Todėl, kad man patinka greičiau važiuoti. Su juo jausiuos važiuojant greičiau, komfortabiliau ir saugiau. Šitas skirtas daugiau turistavimui, šitas daugiau lakstymui. Tai kokia mano nuomonė yra apie šiuos du modelius.
Tu žinojai, kad Segvėjus duoda 5 metus garantijos? 5 metai 10 000. Tai stiprus pareiškimas rinkai, aš manau. Ir iki šiol kažkaip labai puikiai jie su visais garantiniais iššūkiais ir su remontai susitvarko. Tai ar turim daug garantinių atvejų? Ne, nedaug neturime. Procentais paimkime parduotos technikos, tai gal apie 2 procentai. Jūs turi vienokio, kitokių mažų problemyčių. Gerai. Paklausom, kaip važiuoja šitas. Nu, paklausom. Paklausom. Matei, čia ant haškės ir ant 2 galinių.